laisvas Vytenis Lipkevičius. 3 taškai. Ir Kauno Žalgiris pirmą kartą šiame susitikime įsiveržė į priekį. 10-9. Popovičius Janavičiui, šis iki galo ir 2 taškai. Paulius Jankūnas. Marko Popovičius prašo jau kamuolio, Milovanas Rakovičius negauna. Popovičius 2 taškai ir pražanga. Kalnietis laisvas iš dešiniojo krašto. 3 taškai. Ir Žalgiris švelnina savo atsilikimą iki 14. Kalnietis atmeta kamuolį Jankūnui. Vėl Kalnietis laisvas iš toli. 3 taškai. Delininkaitis nesiryžta mesti laisvas. Įdomu kodėl. Jankūnas vėl Delininkaitis, vėl laisvas. Šį kartą meta ir 3 taškai. 31-39. Tomas Delininkaitis. Javtokas. Na ir teks jau poziciškai bandyti kurti ataką. Kalnietis meta iš toli. 3 taškai. Mantas Kalnietis pratęsė 3-taškių metimų seriją. Tai bent Kauno Žalgirio atkarpa. 34-39. Oi. Valančiūnas gauna bloką, o aikštę kamuolys palieka nuo Pauliaus Jankūno. Markas Popovičius, jo tolimų metimų kol kas trūksta, jo perdavimas Javtokui ir Jono Valančiūno blokas bei teisėjo klaida. Kamuolys atitenka Kauno Žalgirio komandai. Pirmąjį kartą šiame kėlinyje prasižengė Lietuvos Ryto krepšininkai ir Markas Popovičius. Javtoko užtvara meta Popovičius ir pataiko iš 2 taškų zonos. Popovičius. Kalnietis laisvas iš dešiniojo krašto. 3 taškai. Mantas Kalnietis 14 taškų jau pelnė šiandien. Popovičius meta iš toli per Valančiūno iškeltas rankas ir pataiko. Perdavimas po krepšių Javtokui, šis meta nepataiko, tačiau Vytenis Lipkevičius. Šalenga meta iš toli ir pataiko Dainius Šalenga. Jo 14 taškas mažina komandos atsilikimą iki 2 taškų. Kalnietis, jo perdavimas Rakovičiui 2 taškai ir pražanga. Kalnietis Jankūnui. 10 sekundžių iki Žalgirio atakos pabaigos. Vėl tas pats duetas Jankūnas su Kalniečiu. Delininkaitis Rakovičiui ir šis iš po krepšio. Bravo Tomui Delininkaičiui už gražų perdavimą. Seibutis žiūri į arbitrą prašydamas pražangos, jos nėra. Greita Žalgirio ataka, Kalnietis iki galo. 2 taškai krepšyje ir Žalgiris po kokių 25 minučių įsiveržė į priekį rezultatu 62-60. Šalenga laisvas iš toli meta ir vėl pataiko. Kas darosi su Lietuvos Ryto gynyba? Rašičius neturi net milisekundės pagalvoti apie metimą, tačiau ką dabar padaro Robertas Javtokas? Popovičius Javtokui, Javtokas Popovičiui, šis iš labai toli. Ar jūs matėt tai? Markas Popovičius maždaug iš 8 metrų. Žalgiris turi galimybę surengti kontrataką. Kalnietis laisvas iš toli meta ir Mantas Kalnietis išveda Kauno Žalgirio komandą į priekį. Likus žaisti 2 minutės 32 sekundės. Klysta Seibutis, Jankūnas, Kalnietis ir Mantas Kalnietis! 80-77. Beprotiška ataka, kuri baigėsi fantastišku dėjimu iš viršaus. Rakovičius iš po krepšio, 2 taškai krepšyje ir triumfuojantis žaliai balti. 82-77. Wow. Kas dar nustebins mus šį vakarą? Rakovičius iš po krepšio. Po labai gero Marko Popovičiaus perdavimo. Popovičius perima kamuolį ir po to sugeba laimėti ginčo kamuolį. 3 sekundės iki pergalės, kurią iškovoja Kauno Žalgiris. Štai tai yra viskas ir Žalgirio tribūnoje žalia ir balta spalvos dega ir 15 000 triumfuojančių Kauno Žalgirio gerbėjų.